Sveiki, mėlyje, su jumis aš Jolanta ir kanalas Taro gyvenimui ir meiliai. Ačiū visiems už prenumeratą, už tai, kad esate kartu su manim. Ir džiaugiuosi kiekvienu patiktuku, jūsų komentarų, parašykite, kaip jums prasigroja laikotarpis. Pasižiūrėkite kartais ne tik pradžioje, bet ir pabaigoje laikotarpio. Gali būti, atsekite įvykius, ar jie teisingai prognozavo, ar pavyko prognozuoti kortoms jūsų įvykius gyvenime. Ir, žodžiu, kaip tai prasigroja, nepatingėkite parašyti komentarą. Tai va, o aš džiaugiuosi, jeigu kam nors galiu padėti asmeniškai. Iš tikrųjų, patogiausia susisiekti galbūt yra tapus draugais Facebook'e. Taro gyvenimo ir meilė yra puslapis, paskyra. Ir tiesiog tapkime draugais, parašysite Messengeriu žinutę arba susisieksime, susiskambinsime Messengeriu, jeigu kam būtų aktualu. Asmeniai kažkokie klausimai, kiek teko daryti asmeninės prognozes, asmeninių klausimų sprendimus, tikrai žmonės nenusivilia. O jeigu jis nusivilia, tai tik dėl to, kad kortos prognozavo tam tikrus dalykus nemalonius ir tai aišku įvyko. Žodžiu, įvairių būna gyvenimo, kitam tikrai padeda sprendimus. Žmogus galvoja vienaip, o kortos pasako kitaip ir tai būna tiesa. Ir jeigu žmogus tai pasielgia, kaip prognozuoja ir patarė kortos, ir kartais išriša sunkų reikalą. Taigi, mėlyjei, ateinančios savaitės prognozė 2025 metų, gegužės 26-31 dienos. Ir aš pradedu tiesiog pagal savo įprastą formatą, po 3 korteles kiekvienam zodiako ženklui. Ir čia yra avinukai. Dabar dėliosime jaučiai ateinantį savaitėlę. 3 kortelės, taip. Jos yra labai slidžios, jos nuo manęs bėga. Dvyniai, kokia ateinančioji savaitė. Dvynukai, kaip čia man dabar susitalpinti. Taip kažkaip padarysime. Nes mano rankelės, nelabai jos visur telpa. Jos yra tokios kitokios truputėlį negu standartas. Bet nieko tokio. Vėžiukai, kas jūsų laukia ateinančią savaitę? Padėsime 3 kortas vėžiams. Mėlieji, kas laukia liūtų ateinančią savaitę? Mėly liūtai, kas jūsų laukia, kokie įvykiai? Ir mergelės. Kas laukia mergelės ženklų žmonių ateinančią savaitę? Taip, pabėgus, laksto jos pas mane. Taip, dabar žiūrime svarstyklės. Kasgi jūsų laukia ateinančią savaitėlę nuo 26 iki 31 dienos gegužės. Viskas, mes žengiame į vasarą. Kol kas nelabai matosi, jau šiek tiek šilčiau Kaune. Ir dabar turime jau skorpioną, mėly skorpionai. Mėly šauliai, kas jūsų laukia ateinančią darbo savaitę iki 31 dienos gegužės. Ir mėly ožiaragiai, kokios pranašystės jums? Matosi, ar ne? Ožiaragiams. Mėly vandeniai, kas jūsų laukia ateinančią savaitėlę? Kaip čia bus mūsų matymas koks? Ir žuvys, kasgi mūsų laukia ateinančią savaitę. Taigi, 3 korteles. Ir pasižiūrėkime, fonas bendras. Bendras fonas, 3 kardai. Kažkam nepasiseks, kažką apkalbės, kažkas negaus to, ko tikėjosi, kažkas išsiskirs, kažkas susipyks, kažkas negatyvaus. Bet mes pasižiūrėsime, ką Lietuvai reiškia toliau šitą savaitę, kokia bus Lietuvai. Mėly avinai, jūs herojai šių dienų, nes į jūsų ženklą ateina Saturnas. Jau hi-hi-ha-ha baigėsi. Dabar prasidės normalus gyvenimas su atsakomybė, drąsa ir visu to, ką jūs kažko norėjote, bet niekad nedarėte. Dabar atėjo laikas tai padaryti. Taigi, mėlyjei avinai, ateinančią savaitėlę iš tikrųjų kortos yra įspūdingos, 2 didieji arkanai, Judgment, 8 lazdos ir važiuoklė.
Baisusis teismas. Gali būti taip, kad kažkam iš tikrųjų ateinančią savaitę bus teismo kažkoks procesas, teismo sprendimas, galbūt posėdis teismo. Ir gali būti paskutinis teismo procesas, kažkoks jau bus išneštas sprendimas ir jūs atsikvėpsite lengviau, 8 lazdos, jau kažkokia komunikacija įvyks. Dar kam negrėsia jokie teismo procesai, tai čia gali būti, jūs grįžtate iš ten, kur buvote, kažkur buvote išvykę ir dabar grįžtate į ten, kur jūsų namai, jūsų šeima, jūsų šaknis, į tą aplinką, kurioje jau buvote ir dabar grįžtate. Dar kitiems gali prasigroti, kad jūs suplanuosite važiavimą, jūs suplanuosite ir tai kažkoks vidinis šauksmas pakeisti aplinką, tiesiog pakeisti aplinką, kažkur išvažiuoti, pakeisti viską gyvenime iš esmės. Nes ir važiuoklė, ir 8 lazdos sako, aš nebegaliu, aš turiu kažką daryti, mano gyvenimui reikia permainų. Taigi va, mėlyjeji, o kam ne taip globaliai, tai buitinė prasme važiuosite, darysite kasdieninius darbus, bet labai aktyviai bus savaitė, kažkur tikrai vyksite, turėsite reikalų su pervežimais, transportu, su komunikacija, su tokio, gerų darbų darymu, ir tai jums kažkaip eina pagal likimą. Tai jūsų kažkoks likimo toks dabar atėjo laikas, kai jūs turite tai padaryti. Tai va, minukai, tai tokia aktyvi labai savaitė. Na, žiūrėkime ir sėkmės tada jums. Aktyvi savaitė. Galbūt jūs iš tikrųjų padarysite tai, kam seniai ruošitės, ką planavote, kas kažkaip pajudės iš kažkokio mirties taško. Jautukai, kasgi jūsų laukia ateinančią darbo savaitę? Aha, pentaklių karalius, taip pat riteris yra lasdų riteris ir 10 kardų. Na va. Kažkur skubiai reiks važiuoti, išgirsite žinią, kad kažkas, atsiprašau už tokį žodį, bet kad išgirsite žinią, kad kažkas mirė. Va taip gali būti, kažkas išėjo iš šio pasaulio. 10 kardų ir jūs kažkaip išgirsite žinią, skubiai reikės važiuoti jaučiai ir tai susijęs su kažkokiu vyriškiu, jums pažįstamu vyriškiu. Vienas dalykas. Kitas dalykas gali būti darbe konfliktas arba, žodžiu, kažkas pasibaigs. Žiūrėkite, važiuokite. Jūs darbe gali būti nenumatyta situacija ir tai kažkokia pabaiga tokia skaudi, taip neplanuotai, kažkaip jūs užgrius bėdos. Kas vairuojate, jaučiai atsargiai vairuokite, kas darbe žiūrėkite darbų saugą, nes čia tokie tie 10 kardų, jie visaip gali būti čia. Tai va, ir dar gali būti, kad pagaliau galite išspręsti kažkokį įsisenėjusį reikalą, galbūt jūs laukite kažkokiu ir pajamų ar kažkokio uždarbio ir tai pagaliau įvyks, sukomunikuosite, toks atvyks į pagalbą, toks žmogus ir jums pabaigs tokią piniginę situaciją skurdžią ar dar kažkokią. Tai galų galiai išmokėsite galbūt kažkokį kreditą, kažkokias skolas išmokėsite pagaliau. Arba dar gali būti ir taip, kad kažkas išeis į pensiją, gaus pirmą pensiją, tokia vat. Kažkokia, tokie su pinigai susiję dalykai, kurie vienas dalykas pasibaigs, kitas prasidės jaučiai, va tokie dalykai gali būti. Dar gali būti, pabaigsite darbus ir išvyksite atostogų, va taip sumokės atostoginius, išvyksite atostogų. Ir toks variantas gali būti jautukams. O dar kitiems gali būti, kad pasibaigia atostogos ir jums dabar reikia eiti į darbą. Ir atvirkštinis variantas gali būti. Tai va jautukai tokia savaitėlė. Taigi, ir dabar žiūrime jau dvynius, mėly dvyniai, ateinančią darbo savaitę, kas jūs laukia. Aha, tai va, teisingumas, na jau. Dvyniai kažkokia ypatinga savaitė, jums visi didieji arkanai iškrito, atsiskyrėlis. Teisingumas ir hierofantas. Aha. Būsite pastatyti prieš faktą, prieš tokį faktą, gyvenimo faktą kažkokį tai. Prieš jūsų asmeninio gyvenimo faktą, kurio nieko pakeisti negalite. Jis įvyks tas faktas. Kažkoks vienišas žmogus gali būti, kad jis tiesiog taps jūsų mokytoju, kaip reikia gyventi. Kažkoks žmogus jūs pamokys išminties. Kažkoks žmogus nurodys jūsų trūkumus, pateiks jums tokią pamoką, kaip reikia elgtis, kad būtum teisus, kad nereiktų raudonuoti, ten kažkaip slėpti akių. Va, išmoksite pamoką, kažkokią pamoką labai skaudžią gausite ir tai bus teisinga, jūs to užsipelnėte, dvyniai.
Dar gali būti, kad kažkoks žmogus iš jūsų aplinkos tiesiog gali gesti jūsų akise, va taip galiu pasakyti. Ir tai neišvengiama, tai yra lėta gyvenimo kelionė pas Dievą, kažkam, kam aktualu dvyniai. Na, sudėtinga tokia savaitė, nesudėtinga, tokia svarbi. Atkreipkite dvyniai dėmesį į įvykius šios savaitės, tai tikrai jums bus pamokų, jums bus įžvalgų, jums bus atradimų, kaip gyvenimas susiklosto, koks yra likimas, kaip veikia karma ir viskas, kokie turi būti žmonių tarpusavio santykiai. Va taip galėčiau pasakyti. Dar gali būti, kad jūsų galbūt šeimos kažkokia šventė, galbūt jūsų gimtadienis dvyniai ir jūs tiesiog suprasite, kad gyvenimas eina, nestovi vietoje ir kažkokias pamokas pažinsite savyje, kažkokius atradimus, kurie bus svarbus tolimesnėme gyvenime. Tai atneš jums proto, tokio vidinės šviesos, įžvalgos, ramybės jūsų sielą. Na, bet dar gali būti, kad gausite pamoką tokią, kaip nesielgti arba kaip elgtis, kad netektų raudonuoti, va taip sakykime. Nei prieš Dievą, nei prieš žmonės. Na, tokie įdomus įvykiai iš tikrųjų dvyniai. Vėžiai. Pasižiūrėkime ateinančią savaitėlę vėžiams. Tai 2 lazdos, lazdų karalienė ir 6 taurės. Būsite veiklus vėžiai, labai daug dirbsite. Ir iš vieno darbo į kitą, arba vaikai ir darbas, namai ir darbas. Bet jūs viską spėsite lazdų karalienė, jūs dar ir pasipuošti spėsite, ir nagučius pasidaryti, ir savo antrą pusę sužavėti. Iš tikrųjų, ir jums daug džiaugsmo atneš vaikai. Galbūt dalyvausite kažkokia vaikų šventė, gal mokykloje kažkoks užbaigimas, 6 taurės, tai renginys su vaikais, su mylimais žmonėmis, su šiltomis emocijomis. Taip. Na ir jau galbūt planuosite poilsį, kažką užbaigsite, kažkoks jūsų aktyvus gyvenimo periodas, kažkokia kasdienybė liks praeityje ir jau planuosite kažkokius naujus dalykus. Gal atostogas, gal kažkokius išvykas planuosite. Na, aktyvi savaitė ir tokia susijusi su šiltomis emocijomis. Nu, pagaliau, vėžiukams irgi kažkas gero. Liūtai, mėlėjai, kasgi jūsų laukia? 2 pinigėliai, 10 pinigų ir 9 pinigai. Nuo liūtai jūs tiesiog šokolade. Visa savaitė labai gera. Jūs suspėsite darbus nudirbti ir vienose namuose, ir kitose namuose, ir savo namuose, ir ten, kur gyvenate su šeima, ir tuose namuose, toje aplinkoje, kur jūs pats savo vienišas, pats savo tik skiriate laiką, resursus, skanumynus tik savo ir pajamas kaupiate tik savo. Na, iš tikrųjų, liūtai, jūs ant bangos. Ir būsite ir džiugus, ir materialiai aprūpinti, ir sveikata bus gera, ir visus darbus padarysite suspėti ir netgi gauti pelno už tai. Netgi gausite pagyrų tokių gal padėkos raštų, kažkokių premijų, tiesiog susižavėjimo žvilgsnių apie tai, koks jūs puikus žmogus, koks jūs įsilavinęs, koks jūs korektiškas, ir kaip jūs teisingai elgiatės visuomenėje ir panašiai, kaip jūs neįsišokate, tiesiog sugebate balansuoti tarp įvairių nuomonių žmonių. Liūtai, jums labai geros kortos, va tokios jums savaitės visiems linkiu, visiems zodiako ženklams. 10 pentaklių, tai yra viskas, ką aš čia turiu, bet toks truputėlį kaip ir vienišas tas dėdukas, bet jis džiaugiasi tuo, kad jo vaikai, jo šeima čia aplinkui, bet jis sako, aš pagaliau užsitarnavau savo ramybę. Ramę ten tokią būtį gyvenimo. Taigi, liūtai, geros jums savaitės, nes kortos žada jums iš tikrųjų gerus dalykus. Ir mergelės pasižiūrime. 4 lazdos, imperatorius ir velnias. Na va, 4 lazdos tai šventė. Gali būti, kad šventė kažkokioje tokioje, gali būti mokymosi įstaigoje šventė su mokytojais, valdiškoje įstaigoje šventė. Ir ten galbūt kažkokiu bus tokių pagundų toje valdiškoje įstaigoje. Gal išgertuvės bus, gal koks paprašys gal kažkiek susimesti kažkam vakarėliui ar ne, išgertuvėms ar ten kokie šventė, tarkim pabaigimo ar mokyklos, ar diplomų įteikimo, ar kažkokiam tai
paskutiniam skambučiui, nors dabar gal nemadoju jau Lietuvoje. Bet vis tiek kažkokia bus šventė, kurioje bus truputėlį pasiūlyta prisidėti prie šito šventės organizavimo. Jūs patirsite išlaidų, jūs nenorėsite išlaidauti, nes čia toksai dėdulė, jisai tik viską tik savo tas velniukas. Na, bet tokių patirpsite tokį pagundimą išlaidauti, prisidėti, bet jeigu jau ir prisidėsite, jūs jausitės labai toksai žymus, svarbus, orus žmogus, galintis padaryti savo, ar tai savo šeimos šventę, ar savo bendruomenės šventę, mergelis. Na, iš kitos pusės, jeigu čia kam negrėsia to šventės renginiai, tai tiesiog jūsų stabilus darbas, jūs čia specialistas savo srities ir tuo pačiu žinote, kad jūs gerai dirbote, uždirbote ir jūsų laukia užtarnautas toks vienu žodžiu atlygis, pinigėliai, tokie malonės, tokios visokios jūsų asmeninės. Tai va, dar pagal šitą kortą gali būti, kad jūs mergelė galbūt kažkokia tai stebi arba įsimylėję yra žmogų, kuris yra nelaisvas, ar ne, tarkim, yra šeimoje užimtas žmogus, bet jaučia įstringus jausmus šitokiam užimtam vyriškiui, arba kad ir poniai, kuri yra ištekėjusi, žodžiu, ir turi savo imperiją, bet nieko negali su savim padaryti mergelė šią ateinančią savaitę, nes ta trauka bus didžiulė pasinerti į laimę su uždraustu vaisiumi. Tai va, ir dabar žiūrim svarstyklės, 5 taurės ir vyriausia žinia ir saulė. Na, 5 taurės, tai toks kaip ir praradimo toks kartėlis, kodėl man nesiseka, arba ten gal tikrai nueiti pas tarologą ar kažkokį psichologą pasikonsultuoti, kodėl aš tokį liūdėsį jaučiu, kažkokį chronišką. Bet tai čia viskas per jūsų, jeigu jūs toksai čia pagal saulę, tai svarstyklės su tokį vaikiškumą jaučiate, kažkokį tokį betarpiškumą, tokį naivumą, jūs galvojate, kad jau visi žmonės tokie geri kaip jūs, visi jūs taip čia gerai jūs žiūri, jūs labai gerai vertina aukštai, o ko gero iš tikrųjų ne taip, ateinančią savaitę sužinosite, kad yra kažkokių tai tokių paslėptų niuansų, kur jūs nežinote apie save, kurie verčia, jūs turėjote lūkesčių į kažkokius žmonės ir tų lūkesčių tie žmonės neišpildys ir jums bus 5 taurės, tokia šiek tiek apverktina situacija. Na, bet, kaip sakoma, apsisukite atgal ir pamatysite, kad ne viskas čia taip blogai, čia gal tik toks vienos dienos, pusdienio tokia nuotaika gali būti svarstyklės. Na, o iš tikrųjų, tai kažkokias atrasite savyje tokią, pajausite svarstyklės, vadinasi, dėl to man čia taip blogai buvo ir ateis aiškumas, ką daryti toliau. Tai va tokia atradimų, dvasinių atradimų savaitės svarstyklėms. O jeigu reikia, gal tikrai nueikite pas kokią teologą, psichologą ar dar kažkokį tai, kad padėtų pažvilgtelti į tuos nematomus dalykus. Na ir mėlyje 4 pentakliai, imperatoriai ir 7 pentakliai yra skorpionams, ar ne? Stabilumas, kad benutiktų, aš nepaleisiu gyvenimo iš savo rankų, nes aš labai myliu gyvenimą ir moterį jame. Ir aš laukiu, kuo čia tai baigsis. Aš vis dar esu pilnas savo turtų, mano gyvenimas yra mano turtas ir aš niekaip jo neatsisakysiu. Taigi, jeigu kam yra kažkokia sunki situacija, skorpionai, tai laikysitės iš paskutiniųjų, mylėsite gyvenimą, džiaugsitės juo, kiek begalite, skorpionai, ir bandysite ir lauksite, kas čia bus toliau. Tai va, dar kitas dalykas, jeigu čia ne tokia psichologinė gilia prasme, globalia prasme, tai paprasčiausiai jau šiek tiek gali trūkti pinigų, o kažkokia ponia paprašys ten kokiai nors šukuosenai gražiai ar kokioms nors blakstienukėms ir jūs sakys, palauk, mieloji, dabar aš tik turiu 4 pinigėlius, o jau paskui galbūt už savaitės, kitoj savaitėje turėsiu daugiau, jau 7 turėsiu ir aš tada tau duosiu, ar ne? Tai va tokia imperatorė, tai čia jūsų ne tik jūsų žmogus, brangus žmogus, bet ir jūsų, ten, kur jūs esate, jūsų aplinka, jūsų namas, jūsų gerbuvis, jūsų galbūt žolę reikia pjauti ar kažką tai remontuoti ir tai reikalaus resursų, o jūs šiuo metu truputėlį jų neturite ir sakote, biškį atidėkime kitesniems laikams. Gal po savaitės, po 2 mes jau būsime pajėgus tai padaryti, skorpionai, ar ne? Tai va taip, tai saugokite tuos likučius, ką turite, tiek pinigus, tiek sveikatą, tiek gyvenimo džiaugsmą ir laukime geresnių laikų. Tai va, skorpionams tokius žada ateinančią savaitėlę reikalus. Na, o dabar mes turime jau šaulį.
8 pinigėliai, darbas 2 kardai ir taurių riteris, taurių karalius, atsiprašau, taurių karalius. 8 pinigėliai. Na, galvosite, kažin, ar aš gerai pasielgiau su tokiu žmogum iš savo giminės. Gal tai būti jūsų brolis, gali būti jūsų mylimas vyras ir galvosite, aš kažką padariau ir kažin, ar aš čia gerai padariau. Ir dabar žmogus, va, kaip ir ta mergina pozuoja iš tikrųjų, o jisai piešia ne ją, o piešia šitą pinigėlį. Tai žodžiu, jūs net nelabai kreipėte dėmesį, pagal ateinančią savaitę jūs nekreipsite dėmesį į žmogaus jausmus, bet jūs galvosite apie tai, apie materialius dalykus. Va, jau kiek pripiešta pinigėlių yra. O galbūt kažkas jūsų šalia jaučiasi, va, pozuoja mergina, jinai tikriausiai jai vėsu, šala, jinai čia tikisi iš jūsų šedevro, kaip ją gražiai nutapysite, kaip ką. O viskas daug paprasčiau. Jūs čia tikėjotės labai turbūt kažkokiu tų ateinančią savaitę tikitės tokių kažkokių svarbų dalykų, tokių labai iškilių, ar ten, oi, kaip čia man pasiseks, ar čia mane kažkaip tai, ar aš neverksiu čia, vat, ar man nereiks prisigerti iš to, ką aš čia padariau, nieko, viskas daug paprasčiau, va, pinigėliai 8, kasdienybė, rutina, viskas remiasi į pinigus, viskas remiasi į sveikatą, į žemiškus dalykus. Ir nėra čia ko užsidaryti nuo sprendimo 2 kardai, ar aš čia gerai pasielgiau, ar aš gerai pasielgsiu, galvosite. Taip viskas, kas nori suprasti, tas supras. Ir taurių karalius jisai žiūri jau ne į jūs, jisai žiūri į šoną, jis yra savimi patenkintas ir jisai eis toliau savo pergalių švęsti. Va, turi vieną taurę, jisai eis toliau laimėti pergalės kitas. Jeigu jūs čia galvojate, kad čia kažkas labai tikisi iš jūsų kažko šauliai, tai niekas čia iš jūsų nieko nelaukia, nesitiki, gyvenimas eina toliau, va, kiekvienas su savo pergalėm. Ir jūs šiandien labai nepergyvenkit, nesvarstykite dėl to, kad jūs pasielgėte kažkaip pragmatiškai. Nieko čia tokio jūs nepadarėte, kiekvienas užsiėmė savo gyvenimą ir čia nelabai jūs kreipė dėmesio. Tai va, šauliai, darykite savo kasdienybę patys ir nelabai žiūrėkite, kas čia ką galvoja apie jūs ar kalba apie jūs. Nes niekas čia per daug jumis irgi nesirūpino, tai rūpinkitės patys savimi. Tai va, tokia būtų savaitė tiesiog žemiška, pragmatiška, kažkiek su apmąstymais tokiais, kaip pasielgti, kaip ką, kad neužgauti kažkieno jausmų. Nieko jūs čia neužgausite, niekieno jausmų, tai kiekvienas užsiėmęs savimi ir žiūri ir eina skinti savų pergalių. Tai va, tokie dalykai. Ateinančią savaitėlę gali būti šauliams, o dabar mes jau žiūrime ožiaragiai, mėlygi ožiaragiai, 5 kardai, 9 lazdos ir kardų tūzas. Na, kas čia dabar ožiaragiai, gal operacija kokia nors, ar pas gydytoją, kokių injekcijų eisit, skiepų, dar kažko tai nusispręsite. Nes, kažkaip gali būti, kad turėjote skaudžios patirties ir jau dabar esate pamokytas kažkaip nepasitikėti taip aklai. Ir jau su kažkuo būsite jau atstatęs ragus, kad jeigu jau tu man ką sakysi, aš jau tau žinosiu, ką sakyti. Žodžiu, bet iš kitos pusės tai gali būti karti patirtis, kurią dabar jau jūs iš anksto žinote ir eisite daryti tam tikrų veiksmų, kad ta patirtis nepasikartotų, kad tos jūsų klaidos nebepasikartotų. Čia gali būti susiję ir su konfliktu su žmogum, ir darbe su konfliktu kažkokiu tai. Ir su sveikata taip pat eisite iš anksto susileisti kažkokiu vaistų, ar susitvarkyti kažkokius dokumentus, kad nebūtų jums vėl kažkokių tokių priekaištų jums, kad jūs kažko nepadarėte. Tai va, ožiaragiai, žiūrėkite, kas čia su kuo tai gali būti susiję. Vandeniai, kardų karalienė, tai jūs pati, taurių riteris ir pažas lazdų pažas. Na va, kardų karalienė apsisprendė ir eis žiūrėti užkariauti naujų horizontų. Kardų karalienė tai vandenio ženklo žmogus, tai va jūs pati vandeniukė arba vandenis ir jūs jau numatėte kitus naujus horizontus ir eisite į kažką naujo. Ateinančią savaitę eisite kažko naujo. Tai susijęs su dokumentais, su informacija, su sutartimis, su kažkokiais sprendimais, kurie bus teigiami jūsų reiškia gyvenimui, tai bus teigiama, tai suteiks jums emocijų. Taurių riteris. Tas taurių riteris labai daug visko pažadės, galbūt jūs čia
Gerai, aš ateinu, aš pasirašysiu, bet ką tu man duosi, ir jis čia labai prisuoks, tas taurių riteris labai smarkiai, o paskui reikės dirbti, žinokit, paskui reikės dirbti, va, ir aktyviai dirbti, tas pažiūkas lasdų, jis eis į kažkokią naują veiklą ir reikės padirbėti. Dar gali būti, kad jūsų kažkoks malonus žmogus prašys kažkaip padaboti jų vaikelį ar anūkėlį ir va jums užkraus tokį va džiaugsmą, tokį teikiantį emocijas, tokias geras. Na, jūs apsispręsite jau pagloboti tą anūkėlį, tą vaikiuką. Na, žodžiu, tai tokia nauja veikla planuojama, kuri suteiks emocijų, bet tai bus tokios tik emocijos. Nieko konkretaus, materialaus už tai per daug nebus gero. Bet tai nauja veikla. Va, nauji dalykai jūsų gyvenime ir jūs apsispręsite tai daryti. Dar gali būti, jeigu čia ne jūs pati, tai gali būti, kad atvyks toks žmogus gimęs oro ženkle, svarstyklės, vandenis arba dvyniai. Va, ir su jais kažkur komunikuosite, suplanuosite kažkur eiti į kažką naujo. Tai va, kažkur keliauti, kur dar nebuvote, kažkas panašaus. Tai va, na ir dabar žuvis, ką mes čia turime? Nu, žuvis, pažiūrėkite, nu kiek galima girtauti, ar ne, žuvis, pasižiūrėkite, 9 taurės, fortūnos ratas ir 5 pinigėliai. 5 pinigėliai. Nu, tikėjomės, kažkaip tikėsimės labai jau tokių, turėsime daug lūkesčių, bet likimas pasisuks taip galbūt, kad jausimės, kad nes vis dėlto per daug tikėjomės iš to. Iš to, ką mes čia gavome, mes tikėjomės daugiau, bet gavome mažiau. Gali būti, kad jūs esate labai užtikrintas savimi, savo gebėjimais, savo charizmą ir taip toliau. Ir kažką reikia atlikti, kažkur važiuoti, kažkokį veiksmą padaryti. Ir tas veiksmas ir nepavyks. Ir mes negausime to, ką suplanavę. Ir liksime tamsią naktį su mažu kūdikiu ant asfalto. Va, tai gali būti tokie dalykai, kad kažkas išmes mus iš namų. Arba kažkaip, kitas dalykas yra dar toks, galime per daug sau leisti malūnumus kūniškus ir pasisuks likimas taip, kad mes tiesiog atsidursime gatvėje. Na, žiūrėkite, žuvis, kam aktualu, kad tikrai jūsų kažkas neišmestų iš kokio nuomojimo buto, nepasakytų, kad išsikraustykite ateinančią savaitę, nes mėnuo kaip ir baigėsi, prasideda naujas mėnuo, gali būti čia visokių dalykų. Jūs čia tikėjotės jau atsipalaiduoti, jau čia viskas gerai, aš viską turiu ir bats tau 5 pinigėliai. Tai va, kažkokia tokia situacija, kuri parodys, kad tas skurdas arba ta tokia šaltis ir vienatvė yra ne taip toli nuo mūsų, va, kad kažkas ne visai čia mus ir labai vertina. Dar gali būti parodyta, kad jūs čia žuvis netokia jau ir vertinga asmenybė, kad čia taip va jūs globoti, čia taip leliakinti su jumis. Na, žodžiu, bet kokiu atveju dar gali būti, kad bus labai maloni kelionė ateinančią savaitę, bet per ją jūs arba sušalsite, arba susirgsite, arba pavargsite labai, arba išsileisite paskutinius centukus toj kelioniai. Tai va, irgi čia gali būti ateinančią savaitę. Bet kad gėrimas prie stalo, tai tikrai. Ir dar su vyriškais kaklaraiščiais. Nu, jau čia, jau virš visko, ar ne? 9 taurės. Na, pasidžiaugime žuvis. Kas čia žino, gal netrukus tikrai tas likimo ratas pasisuks ir kas čia žino, gali tekti duonos kriaukšlių prašyti. Tai va taip, na, žiūrėkime abiem akim. Na ir geros savaitės mums visiems, ar ne? Bet kaip visada, kaip aš dabar labai mėgstu, noriu pažiūrėti Lietuvai, mūsų tėvynei, Lietuvai ir pasaulio, ne? Ką čia mūsų planuoja kortos, kaip mato taro, kas čia vyksta pas mus, ar ne? Ateinantį savaitėlę, gegužės 26-31 dienos. Kas čia kur gali būti? Pažiūrėkime. Justicija. Nu, kažkam tikrai teismai, kažkam tikrai teismo posėdžiai. Hierofantas, pamokos, mokysimės. Ir atsiskyrėlis, tos pačios kortos kaip dvyniams, galbūt, iš tikrųjų, taigi jaunatis dvynių ženkle, labai bus aiškiai jausti visiems tą komunikacijos svarbą ir kaip mes elgiamės visuomenėje. Na, pasižiūrėkite, bus priimti kažkokie sprendimai, va, ir tai mes nieko, tai bus pamoka mums, kaip elgtis, kad vis dėlto elgtis protingiau, apgalvoti savo sprendimus ir kad valdyti savo gyvenimą pagal visuotinius dėsnius, o ne per hihihaha arba per aistras. Na, tos aistros, tos mūsų kartais palaidi liežuviai, neribota komunikacija arba kažkoks toks erzelis gali privesti prie pasekmių.
galime gauti užtarnautas pasiekmes viso šito reikalo. Ir tada, kai jau gausime už savo tokį neprotingą, neadekvatų elgesį, gausime pamokas, ir justicija sakys, jau ką užsitarnavai, tą gausi. Ir pasijausime, būsime pastatyti į kampą, apmastyti savo elgesį, kaip vaikus mūsų žiloj senovėj statydavo į kampą. Apmastyk, ką padarei blogai. Tai va, bus proga ateinančią savaitę Lietuvoje apmastyti, ką padarėme blogai, nes ateis karma su savo pamokom. Tai gali būti ir sprendimai Seime, kurie mums nepatiks, bet jie bus neišvengiami, nes buvo per daug išlaidauta, reikia kažkaip tai pataupyti. Ir bus priimti sprendimai pataupyti ir visiems teks veršti diržus pagal vienišių. Šiek tiek sumažinti savo poreikius. Tai va, tokia gali būti savaitėlė. Na, o šiaip bendrai, kur mes čia išeisime ką? Na, va, pergyvenimų tai visiems užteks. Kam teismo posėdis, kam pamokos gyvenimiškos, kam likimo kažkoks pirštukas. Ir bus pergyvenimų tokių, streso užteks visiems. Na, ar čia mums verta labai stresuoti, pažiūrėkime. Ne, nestresuokite. Visi mūsų stresai išeis į gerą 10 pinigėlių. 10 pinigėlių. Mūsų stabilumo niekas nepajudins. Kokie ten bebūtų sprendimai priimti, kokie čia mums pamokos būtų bepaduotos, tai labai mūsų stabilumai nepakenks. Nei materialiam, nei tokiam užtikrintumui, nei Lietuvos pozicijai, tai nelabai pakenks. Nuo streso tai nebus ateinančią savaitę. Tai va, mėlyje, ačiū labai. Na, iki kitų susitikimų.